Dabar yra 6:04. Mantra sudėta beveik visa. Dviračiai. Miegmaišys vienas, miegmaišys kitas, šalmai, batai, kilimėliai ir dviračiai. Ir ten naminiai daryti burgeriai, kuriuos valgysim bevažiuojant. At the roundabout, take the second exit. It's like a second serve. Take it slow, focus on accuracy. Pirma kelionės dalis įveikta, 400 km, 4,5 valandos. Keliavom 2 ratais, dabar keliausim tiek pat, maždaug 4,5 valandos ant 2 ratų. Kaip pasiruošus? Taip. Atvažiavom dabar į Roją miestelį, pastatysim mašiną stovėjimo aikšteliai prie parduotuvės, dar traukiam dviračius, susidedam po miegmaišį, kilimėlį norėjom imti, bet kilimėlį mums netelpa, tai imsim 2 hamakus ir šepetukas ir dantų pasta. Ir tiek, viską labai mažai, ko mažiau imam, vandens dar paimsim ir važiuosim su dviračiais į Ventspilį. Mes važiuosim ne palei jūrą, o važiuosim palei miestelius, tai mums užtruks apie 80 km, tai apie 4, 5, gal 6 valandas važiuosim. Tai dabar viską susidedam ir važiuojam. Kasparas nenori man padėti susidėti daiktus, tai dabar aš viską pati turėsiu susidėti. Čia yra miegmaišis, o čia yra hamakas. Tai aš dabar viską turiu užkabinti ant dviračio. Kaip aš kabinsiu, nežinau, bet pabandysiu. Mes pravažiavom gal 100 metrų, sustojom ir jau turėjom pasitaisyti. Taiso savo daiktus, nes labai nepatogu važiuoti, nes labai siaurai kojas reikia laikyti ir labai trinasi. Tai labai nepatogu važiuoti. Tai Kasparas dabar bando savo ant kuprinės primontuoti miegmaišį, tai tikiuosi bus gerai. Dabar mes atsisėdam ant asfalto pailsėti, mes labai pavargom. Man netgi rankos, atrodo, ūžia. Ten va visai ką tik prasidėjo asfaltas. Tuo mes labai džiaugiamės, dabar pailsim, atsigeriam vandens ir liko dar kažkur 40 km, tai apie 2,5 valandas važiuoti. Tai iki susitikimo. O, duosi pavalgyt? O, kornai. Ir vanduo. Dar riešutai.
Tiesiai. Matai ženklą? Trampinkiai. Kurčionės. Mes atvažiavom čia va paprašyti vandens pasipilti. Žmogus sakė, tu atneš mums vandens. Mums baigėsi visas vanduo. Koks gražus šuo mus pasitiko. Norėsi iš karto atsigerti? Laukiu. Ir lietaus. O, jie gaivu. Parodysiu jums, kur mes apsistojame. Čia, prašau, miegamasis kampas. Čia svetainė. Ten virtuvė. Čia turim vonios kambarį. Netgi skalbimo mašina labai gerai. Vonia. Labai gerai šiandien atsistatymai, ne? Tai toks mūsų butukas. Vienai nakčiai, ne? Vienai. Sveiki. Šiandien prasidėjo antroji mynimo diena. Jau išmynėm į išgyvenamosios vietos. Atvažiavom į tokį parkelį labai gražų. Tokius labai gražus gėlėtos skulptūros. Ir dabar minsim apie 80-70 kilometrų į Kolką, ne? Taip. Į miestelį Kolką. Išvažiuojant iš Ventspilio, užvažiavome Ventspilio uostą. Tai labai gražus, didelis uostas. Tai yra mūsų antras sustojimas. Beveik 53 kilometrai. Sutinkom baidarininkus. Dabar atsisėsim, pavalgysim ir likom apie 40 kilometrų. Eisim į upę kojas. Į upę pamirkysim kojas jau būtinai, nes čia upė teka po tiltu. Aš ir nesuprantu. Oho. Vėsus. Šlaunys reikia pašalinti. Nu, įleis giliau. Reikia pašalinti. Šlaunys. Gyra kaip ir dar. Čia elektrolitai. Ir čia išskrudinta duona. Dar ir džemas. Bus labai skanu. Ir aš apsirengiau šilčiau, nes šalta. Iš vandens, kai išlipom, buvo vėsu. Nori šitą? Dabar bus skaniausia dalis. Džemas su duona. Ten grįžę. Nukris? Aš palaikysiu. Oh my god. Sportininkų pietus. Dviratininkų. Mesgi Mes dviratininkų. ne dviratininkai. O kas mes? Grybų. Ir mano sumuštinis. Ne, tavo dar guli ten. Kur ten? Parduotuvė.
Jūs tik pažiūrėkit, kaip skanu. Jam, jam, jam. Tai. Pasiruošęs? Mhm. Nejokinga. Dabar yra 5 kylas. Kolka. Atvažiavom į Kolką. Rašo, kad vienas restoranas šitą miestelį. Tai mes bandysim dar eiti jį. Pažiūrėsim, ar mums duos valgyti. Oi, kokios čia fainas supinis, pažiūrėkit. Čia čia atsistatymai. Mūsų nakvynės vieta yra čia. Ant hamako miegosiu aš, o čia apačioj miegos Kasparas. Dabar mūsų užduotis yra nueiti išsimaudyti. Jūra yra žiauriai šalta. Tada mes persirengsim, įlysim į miegmaišius ir būsim šitoje vietoje. Kaip vanduo, Kasparai? Oi, karštas. Tai gerai nusiprausiai? Taip, labai. Tai surus vanduo geriau nei prakaitas. Tas pats. Tas pats. Tai nereikėjo praustis? Ko valaisi rankšluosčiu? Tavo rankšluostis?
Čia gal baravykas, Kasper. Ar tikrai, bet jis nenuodingas? Ne, čia baravykas, Kasperai. Eik. O, parodyk. Bet dabar turim paimti. Mesgi turim keptuvę. Puodą. Tai įmam, jeigu jis geras. Įmam, aišku. Ir pradeda patikti grybauti. Pažiūrėkit, kokį grybą radom. Blemba. Jūs tik pažiūrėkit. Čia iš tikrųjų baravykas. Eik, tu savo, koks didelis. Eik. Mažesnis savijas. Ir dar vienas. Eik, tu savo. Įmam. Įmam, aišku, gaminsim. Reik peilį gal atsinešti, ne? Ar prie dvirčių? Jo. Mama. Geras. Parodyk. Kokie dideli. Eik, tu savo. Давай гreitai. Paleidai? Jo. Antras žuvis, gerai. Šitie vyrai varo į žvejybą. Bliniau mes. Žinai ką? Ką? Žiūrėk, kaip ranka. Tu teisus. Čia trečioji žuvis. Trečia žuvis. Trečioji laisvė. Šitą gerulę. Ką pasakysi? Būk laiminga. Pažiūrėkit, ką aš radau. Lietuvoje tokio dar nesu mačius. Čia galima picą pasigaminti. Tau gamina. Susimoki pinigėlius. Ir prašau, ištrauki. Pasikelia. Uždaryta. Geras. Išparduotas visas picas. Nėra. Netgi kainos parašytas. Čia Rojos uostas. O šitoj vietoj mes apsistojame. Čia ir mes ir gyvename. Mūsų pusryčiai bus šitam balkone, sakė. O kitoj pusės tilto mes vakar pagavom netgi 3 žuvites. 3 žuvites ir kurias visas paleidom atgal. Ten, tai kitoj pusė, va, šitoj pusė buvom po tiltu. Mane pamiršo nufilmuoti. Pasaulom pusės. Labai skanu. Vaizdelis į prieplauką jachtos. Milijoninės. Ten toliau jūra. Ėjo antroji žvejybos diena. Daug žvejų, nemažai. Tas vyras, kuris yra kitoj pusėj, labai gerai žvejoja, nes labai daug žuvų traukia visą laiką. Mes dar nei vienos nepagavom, bet labai tikimės, kad tikrai pagausim. Mes žvejojam ant kukurūzų.
Matėm, kad šitas vyras žvejoja ant sliekų, o visi kiti nežinom, kaip žvejoja. Ne, buvo prieš tai pasiėmis. Štai tokia didesnė. Kiaušinienė pietums. Su žuvim. Ir pomidorai su druska. Pažiūrėkit, koks vaizdas. Super gražus. Mes atvažiavome į Jūrmalą. Dabar pradėjom eiti parke, kuris vadinasi Raga. Raga kapo. Šiaip labai gražus parkas, didelis. Gražų medį, matau, priešai save. Dabar mes čia pasivaikščiosim apie valandą, o vėliau aš turėsiu online treniruotę, o tuo metu Kasparas žvejos. Taip? Pagal planą. Taip. Tuoj parodysiu labai gražų medį. Bais. Super gražus. Po 20 sekundžių išsitiesiu ir iš pilvo išsilaikau tik tais kojas. Elinga, jeigu tau nepatogu, tai gali sėstis ant žemės. Nes visai atlošas yra šitas, šiek tiek aukštesnis. Mūsų nakvynės vieta. Slaptai kopose. Gerai neslaptai. Ant jūros kranto. Я